Ar žinote tokį automobilį kaip Mercedes-Benz GLA? Ko gero žinot ir gerai, kad žinokit, apie jį jums šiandien nepasakosiu, bet papasakosiu apie elektra varomojo pusbrolį pavadinimu EQA. Na, o tai, ką išbandom šiandien, vadinasi Mercedes-Benz EQA. Po kapotų variklio nėra, na, o į aplinką išmetamo CO2 aišku, kad nėra. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė Mercedes-Benz EQA karta, startavusi 2021 metais, ją ir iki šiol galima įsigyti naujų automobilių Mercedes pardavimo vietose ir žinoma autoplius.lt portale. Šis modelis taip pat dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose ir žinoma pasirodė puikiai, pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius. Tai jeigu norit šito elektra varomo ir labai saugaus automobilio, užsukite į autoplius.lt. Automobilis nėra labai dažnas svečias mūsų keliuose, bent jau kol kas, tačiau mūsų portale jau galite rasti keletą jo skelbimų. Automobilyje sumontuota 69,7 kWh baterija, kuri, na bent jau teoriniais VLT paskaičiavimais, viena įkrova jūs galėtų nuvežti 490 km. Realybėj neidealiom, o realiom sąlygom turbūt nuvažiuotumėt maždaug apie 400 šiltuoju sezonu. Toks automobilis priima maksimaliai 100 kW krovimą, vadinasi, radus tokią stotelę, nuo 0 iki 100% automobilis įsikrautų per 50 minučių, galbūt per valandą. Tuo tarpu, jeigu krautumėt įprastoj namuose įrengtoj stotelėj kraunančiai 11 kW galia, automobilis įsikrautų maždaug per 7 valandas. Na, o dabar pažvelkim į šio cepelino formos automobilio kėbulą. Tai priekyje turime ledinius, siaurus, įprastus Mercedes-Benz matricinius iškerpančių šviesą žibintus. Per vidurį kažkas, ką norėtųsi vadinti grotelėm, bet tai yra aišku plasmasės gablas, nes oras čia tai nepraeina, o apatinė buferio dalis, man atrodo, labai agresyviai. Automobilio ilgis 4,46 cm, kaip stambaus hatchbacko, tik truputėlį aukštesnis, na, o prošvaisa nuo 15 iki 21 cm, nes automobilis turi adaptyvią pakabą, kurios aukštis svyruoja priklausomai dažniausiai nuo to, kokį važiavimo režimą jūs pasirinksite. Iš detalių mes turim stogo bagažinės laikiklius, tamsintus langus, šiek tiek mercedesiško chromo ant rankenėlių, arko apsaugas, štai tokia juoda blizgė apdaila pačioje, kai kuriuose komplektacijose tai būtų chromuota apdaila, na ir bent jau mano galva labai graži raudona spalva. Na, o galiau automobiliui šiek tiek sportiškumo suteikia spoileris, labai turim dailę LED juostą per visą bagažinės ilgį ir man taip patinka rankenėlės sprendimas bagažinė, žiūrėkit. Ir viskas. Bet dabar bagažinės jums nerodysiu, apie ją šiek tiek vėliau. Atsisėdusi Mercedes-Benz automobilio interjerą dažniausiai iš karto supranti, kad sėdi ne ekonominės, o premium klasės automobilį ir, na, taip yra ir šį kartą. Papildomos prabangos elementų suteikia labai gražus ortakiai, juodos blizgios spalvos elementai, odinės durų apdailas ir netgi baltas siūlas ant juodų sėdynių. Tai vaizdas geras, pažiūrėkim kaip kokybė. Čia labai minkšta, oi fantastiškai minkšta. Čia labai minkšta, na čia aišku jau kiečiau, bet kol kas medžiagų kokybė mane maloniai stebina. Aišku, čia jau daiktadėžė truputėlį kietesnė. Pažiūrėkim čia. Judėti nejuda, bet keletas garsų yra. Na, o dabar pereikim prie sėdynių. Tai vienintelė vieta, kuri man, bet asmeniškai man nepatinka, tai yra odinės sėdynės. Aš prie jų prilimpu vasarą, tai gal versta oda būtų maloniau. Tiesa, tokią odą turbūt valyti lengviau. Daugiau tai sėdynės minkštos pakankamai, prilaiko tiek šonus, tiek šiek tiek ir šlaunis. Turi štai tokį prasilginimą kojom ir trupiniam ar šunų plaukam, priklausomai kiek ir kokių augintinių turit. Toliau sėdynės valdomos elektra. Turi atmintį, yra šildomas, yra vėsinamas, tai aš praktiškai nebeturiu kur kabinėtis. Gal tik pasakysiu tokį dalyką, kad vat kaip dabar atsistumsiu sėdynę iki pat galo, kiek tik tai įmanoma. Na ir aš pakankamai nesudėtingai pasiekiu tiek pedalus, tiek ir vairą. Tai ko gero, jeigu jūsų ūgis yra nuo 1,90 m ir į viršų, tai jau gali po truputį pradėti trūkti vietos iš ilgio. Žinoma, nes čia tos vietos yra sočiai. Na, o dabar pakalbėkim apie multimediją. Tai nors
ekranai sujungti ir tai suteikia salonui dar papildomas prabangos. Pakalbėkime apie kiekvieną atskirai. Multimedija, kurią siūlo Mercedes-Benz, yra ko gero viena geriausių rinkų. Ji turi labai gerą raišką, labai greita, turi daug įvairiausių funkcijų nuo navigacijos iki Apple CarPlay įvairiausių nustatymų ir taip toliau. Tai neturiu visiškai kur kabinėtis, multimedija yra tiesiog nuostabi, gal truputėlį norėtųsi didesnio ekrano iki visiškos prabangos, o ją valdyti galim tiek lietimui jautriu ekranu, tiek ir lietimui jautriu padėliu štai čia apačioj. Ko gero visada bus patogiau valdyti štai čia, bet jeigu važiuojam užmiesčio kelionį, sėdim atsipalaidavę ir tingim keltis, ko gero tas padelis perjungti muzikai ar šiek tiek pakeisti navigacijos nustatymam visai ir bus neblogas dalykas. Na, o viena iš įdomių ir protingų multimedijos vietų yra navigacija. Jeigu esat susiplanavę kelionę ir į ją važiuojat pagal automobilio navigaciją, pati multimedija supranta, kad jums liko mažai elektros ir navigacija suranda patogiausią ir didžiausią įkrovimo greitį turinčią stotelę. Šaunuolė navigacija. Na, o dabar pažiūrėkime į vaizdą per galinio vaizdo kamerą. Tai pats kameros vaizdas ne per visą ekraną, nes šone dar ir matom parkavimo jutiklių rodmenis. Ta kamera galima šiek tiek prasiplatinti, galima susisiaurinti ir plus papildomai matyti arba nematyti jutiklius. Nežinau, kodėl reikėtų jų nematyti, bet man labai patinka, kad visų pirma yra gera kokybė ir raiška. Visų antra, tai sukiojant vairą, sukiojasi juostos ir truputėlį padeda mum parkuotis. Tai gal iš Merso norėčiau šiek tiek daugiau funkcijų kamerai, bet lyginant pavyzdžiui su ekonominės klasės automobiliais, tai čia viskas tiesiog puiku. Dabar pereikim prie klimato kontrolės, tai yra 2 zonų, valdoma vis dar fiziniais mygtukais, ta valdymo juosta yra čia, viskas puikiai suprantama, greit perprantama, tai čia viskas, jungiu varinį, jis irgi yra čia, tai čia kaip ir viskas tvarkoj, gal iki tobulo valdymo man trūksta, kad čia būtų ir papildomas ekranas su visa informacija, nes dabar visa klimato kontrolės informacija yra apatinėje multimedijos ekrano dalyje. Tai nėra didelė problema, bet tai turbūt mažas trūkumas iki tobulybės. Vairuotojo ekranas yra žinoma skaitmeninis, kaip minėjau, sujungtas kartu su multimedijos ekranu. Jis turi labai gerą raišką ir nieko nenusileidžia šitam ekranui, talpina labai daug informacijos. Jūsų įprastas tachometras ir spidometras gali virsti bet kokia jūsų norima informacija. Pavyzdžiui, vienoje pusėje galite matyti muziką, kitoje navigaciją, važiavimo rodmenis, saugumo sistemų rodmenis. Žodžiu, visko nevardinsiu, nes čia yra max duomenų ir kiekvienas turbūt išsirinks pagal save, o viduryje visada matysit skaitmeninį greitį. Tiesa, daug vizualizacijų čia nėra, galite matyti vienokį arba kitokį vaizdą. Vairas man labai patinka, visų pirma dėl to, kad jis gražus, nukirsta apačia, tai čia šiek tiek lieka daugiau vietos mano kojom, šoninės vietos, kur, kaip ir mes turėtume laikyti savo rankas apsiūtos taškuotą ir malonę odą. Vairas taip pat yra multifunkcinis valdymas. Iš pradžių man pasirodė gana sudėtingas, bet po 2-3 minučių aš jį perpratau. Čia net yra 2 lietimų jautrios vietos, iš kurių viena valdo štai šį ekraną, kita valdo štai šį ekraną. Ir dažniausiai sakau, kad lietimui jautrus mygtukai ant vairo yra nesąmonė, bet šį kartą jie pakankamai intuityvus ir man visai patinka. Na, o likę mygtukai yra valdymui, pavyzdžiui, muzikos arba adaptyvaus autopiloto, juostų palaikymo sistemos ir taip toliau. Tai vairas man patinka, o mentelės esančios už vairo, akivaizdu, elektromobilyje nebus skirtos pavarų permetimui, jos skirtos padidinti arba sumažinti regeneraciją, kuri leidžia mums važiuoti su vieno pedalo važiavimo režimu ir taip grąžinti kuo daugiau elektros atgal į variklį. Na, o dabar, žinoma, dėtuvės. Duryse turim, lyginant su to, koks tai mažas automobilis, tikrai po didelę dėtuvę, čia tilps ir vandens butelis, ir kažkiek tai daiktų. Kairiai vairo pusėje dėtuvėlės nėra, bet čia turim patogią vietą pasidėti telefonui, USB-C jungti, 12 V jungti, 2 padėlių laikiklius, o jeigu nieko nereikia, jie labai gražiai užsidaro ir netrukdo bendram vaizdui. Porankis, na, toks ne pats plačiausias, va tokio gylio, čia yra 2 USB-C jungtis. Ir turim vieną dėtuvėlę štai čia, kur yra sąžiningo dydžio. Ir įdomu tai, kad viršui yra dar vienas stalčiukas, kur, pavyzdžiui, galima patogiai ir saugiai pasidėti savo telefoną. Arba piniginį. Na, o dabar pažvelkim į situaciją gale, kuri, na, bent jau kol kas baisiai manęs nedžiugina. Vietos man mažoka. Gerai, keliai dar nesiliečia prie sėdynės, bet įlipant jau trinktelėjo ir čia lieka maždaug po 1 centimetrą ir mane gelbsti tik tai, kad sėdynė truputėlį išlenkta.
Pėdom vietos kaip ir irgi yra, bet priekinė sėdynė nuleista į pačią žemiausią padėtį, o mano pėdos dar telpa po sėdynę, tai šiek tiek vietos atrasčiau, aišku, galvai situacija labai gera. Toliau, langas atsidaro iki pat apačios, tas man patinka, turime porankį su dviem moderniai išlendančiais podelių laikikliais, tada turime atsidarančią vidurinę dalį, tai keturiese važiuojant slides, pavyzdžiui, susikrauti tikrai bus galima. Turim peleninę, kuri atsidaro ir ten yra dėtuvė ir dvi USB-C jungtis, maža dėtuvėlė, iš kurios viskas iškris, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Na ir turbūt tiek žinių. Pabandysiu atsisėsti į vidurį. Mano koja stipriai remiasi į šitą sėdynę, pėdom vietos nelabai, nu, ištiesus nugarą mano plaukai jau braukosi į lubas. Žodžiu, gale reikia sėdėti dviem. Mercedes-Benz EQA bagažinė 340 litrų, mažoka, mažesnė net negu Golfo, nes pavyzdžiui, toks konkurentas kaip Lexus RZ turi net 520 litrų bagažinę. Bet grįžkim prie Merso, apie kurį kalbam šiandien. Turim bagažinį po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, štai tokią gumą pritvirtint kažkokiam kroviniui, vieną kabliuką, antrą kabliuką, bagažinė dvigubo, bet po dugnu vietos labai nedaug, ko gero gal pakrovimo laidas ir tilps, o sėdynės aišku atsilenkia, dugnas tampa visiškai lygus, tuoj tą ir padarysiu, tik atlenkus tas sėdynės, ko gero pasnaust vis tiek nepavyks, nes ta bagažinė nors ir lygi, labai trumpa. Na, o kadangi tai yra elektra varomos automobilis, Mercedes-Benz kūrėjai priekyje sumontavo ir dar vieną papildomą bagažinę. Ai ne, nesumontavo. Čia šlangos ir laidai. Dabar išvažiavom į kelią ir pradėkim nuo komforto. Ir komforto lygis iš tikrųjų man labai patinka. Automobilis puikiai susitvarko tiek su kelio nelygumais, tiek su gulinčiais policininkais ir didžiaisiais, ir mažaisiais, ir šulinių duobėm. Ir aišku, iš esmės tai yra dėl to, kad šitas modelis turi adaptyvią pakabą, bet adaptyvią pakabą EQA turės tik tada, jeigu perkant automobilį naują buvo pirktas Premium Plus paketas. Kitokiu atveju prie modelio adaptyvi pakaba nebus ir jos papildomai perkant naują be Premium Plus paketo įsidėti negalima. Tai čia yra ko gero didžiausias minusas, nes be adaptyvios pakabos, aišku, taip maloniai automobilis jau nevažiuos. Kalbant apie valdymą, tai man jis labiausiai patinka mieste, jis turi labai mažą, labai gerą susisukimo spindulį, labai lengvai sukasi vairas. Aišku, prie malonaus važiavimo prisideda ir tai, kad važiuoju tyliai, prie sankryžos nesikūrenu, plus turim regeneraciją, kurią, kaip minėjau, mentelių pagalba galima padidinti arba sumažinti, o tai leidžia važiuoti su viena koja, praktiškai nenaudojant stabdžių pedalo. Ko gero, jis buvo sukurtas važinėti mieste būtent. O kas liečia smagų ar sportišką važiavimą, tai nėra automobilis, kuris tai duos. Nuo 0 iki 107,7 sekundės, tai jeigu lyginsim su senesniais vidaus degimo varikliais, gal rezultatas ir gana įspūdingas, bet jeigu lyginsim su kitais elektromobiliais šių laikų, tai rezultatas tikrai toli gražu neįspūdingas. Juolab ir važiuoklė tokia, lyg šiek tiek ji nesuvirsta stipriai posūkiuose, bet to pasitikėjimo neduoda, tai kartais su juo pavažiuoti smagu, bet nieko, ką galima vadinti sportišku. Jau kaip turbūt supratote, apie pavarų dėžę šiandien irgi nieko nepapasakosiu, iš esmės važiuoju kaip su paprastu automatu, tik tai nenaudoju, kaip sakiau, stabdžių dažniausiai pedalo ir viskas vyksta gerokai greičiau ir turiu gerokai trumpesnį reakcijos laiką, būtent dėl elektros sukimo momentų. Apie sąnaudas galiu pasakyti taip. Automobilis ima nuo 20 iki 24 kWh 100 km. Kadangi dauguma jūsų tai nieko nesako, tiesiog pakartosiu, kad viena įkrova jis gali nuvažiuoti maždaug 400 km, o vieno 100 km kaina priklauso tik nuo to, kur jūs tą elektrą pilatės. Jeigu pilatės namie ir turit saulės kolektorius, tai važinėsit nemokamai, o jeigu pilatės, pavyzdžiui, Igničio greito įkrovimo stotelėse, tai važinėsit kaip su 2,5 litro benzinu. Garso izoliacija gera, tuoj patikrinsim, ar dvigubi langai. Ne, langai yra viengubi, galbūt dėl to aš ir girdžiu važiuodamas jau 50 km/h garsą, kaip mano padangos sukimba su asfaltu.
o aišku, padidinus greitį ta garso izoliacija būtų ir dar prastesnė. Tai lyginant su ekonominės klasės automobiliais, tai ji yra gera, lyginant su tuo, ko tikiuosi iš Mercedes-Benz, ji yra prastoka. Na, o matomumas prieki tiesiog puikus, per priekinį langą matau viską puikiai. Veidrodžiai dideli, viską irgi matau gana toli, vidurinis veidrodėlis pakabintas aukštai, centrinė konsolė gana žemai, tai vaizdui netrukdo, per galinį langą irgi matau puikiai, nes langas kaip tik tokio dydžio atrodo kaip ir mano vaizdas per mano veidrodėlį, tik šoniniai statramsčiai yra storoki, bet iš esmės pats automobilis yra trumpas, tai tie storoki statramsčiai neturėtų sukelti problemų. Ar verta pirkti Mercedes-Benz EQA? Pasakysiu taip, apsvarstyti manau, kad verta, nes važiuoti man su juo patiko, bet rinkui kaina automobilio dar tikrai didoka, o ir šiaip jam trūksta šiek tiek praktiškumo. Bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit, jeigu pražiūrėjote iki pat pabaigos, jau užmeskit ir tą laiką, pasubscribinkit mūsų kanalą, pasekit mus Instagrame, Facebook'e, ten turim dar daugiau įvairiausių automobilių. Ir gero savaitgalio visiems. Iki!